Gal kiek ramiau, nes iš to, kad buvo kaip subalsuota už vieną stadiją, man pakankamai aišku, kaip čia baigsis šitas balsavimas, bet vis tiek pasikalbėkim. Kiek ironiška, kad aš dabar stoviu prieš tos tribūnos, kur prieš 5 metus tas pats Adomas Bužinskas, aršus tuo metu koncesijos sutarties priešininkas, iš esmės naudoja panašius argumentus, kuriuos dabar aš jau kelis mėnesius naudoju, tai kad ir pertekliniai tie pastatai prie stadiono ir kad realiai konkursas yra, jo buvo paminėta, kad skirtas vienam rangovui, dabar mes net be konkurso atvedam kitą koncesininką. Ir tuo metu jisai piktinusi, kad 2 savaitės tik buvo duotos susipažinti su medžiaga, dabar aš jums primenu, kad buvo duotos iš vis tik 9 dienos. Ir pabrėžiama, kad šitas konkursas vyksta skaidriai. Ne, jis vyksta ypatingai neskaidriai. Ir ta prasme jūs matėte ir iš mano viešųjų pareiškimų, ir spaudoje, ir čia. Netgi tas pats raštas, nuo kurio viskas prasidėjo, tas prašymas indeksuoti sutartį, porą mėnesių užtruko, kol mes jo išsireikalavom. Dabar jau irgi visi matot, kad kas nėra aklas ir nors biški sąmoningas, kodėl tas raštas buvo slepiamas. Todėl, kad pasirašytas Šarūno Stepukonio, kas irgi žiūri chronologiją, mato, kad dieną prieš buvo savivaldybės kreipimasi į koncesininką su prašymu užsakyti darbus. Vėlgi, kas nors šiek tiek masto ir sugeba iš taško A į tašką B nuvesti tiesę, tai mato, kad tai buvo sutartiniai savivaldybės ir koncesininko veiksmai, dėl kurių ir vykdomi šitie pakeitimai. Meras ir administracijos direktorius labai mėgsta tą argumentą, kad čia yra pigiausias ir greičiausias būdas. Tai jeigu tai būtų greičiausias būdas iš tikrųjų, tai jokiais būdas nebūtų užsakyti papildomi darbai, nes irgi nežinau, jūs susipažinę ar nesusipažinę, kad vien dėl stadiono perprojektavimo darbai nusikelia 4 mėnesiams, tai Adomas gal čia per daug optimistiškai galvoja, kad pavasarį kažkokie traktoriukai važiuos. Dėl papildomų darbų, kas liečia areną, tai 13 mėnesių nusitęsi darbai, tai tikrai nėra greičiausias būdas. Pigiausias, jeigu būtų, tai nustatytų ne Bužinskas, ne Benkunskas, ne Nemunaitis, o tai yra konkursas atviras, tokį dalyką nustatytų. Rezumuoju, šiuo metu mes iš esmės pritariu Gžegožui, iškreipiam koncesijos tą sutartį, mes indeksuojam kainą, nors neturim tam realaus pagrindo, irgi galėsit vėliau susipažinti, jeigu kažkas ginčiasi. Mes vietoj to, kad turėjom teisę sumokėti per 22 metus ir galimybę sumokėti, jeigu anksčiau atsirado pinigai. Mes dabar kišam galvą į kilpą ir sakom, atsiranda prievolė. Tas papildomas objektas, jis tik atneša finansinę naudą koncesininkui. Tai jūs dar ne per vėlų. Tarsi informacija dalinausi labai skaidriai, labai nuosekliai, jūs turėt galimybę susipažinti. Šiandien vyksta korupcijos indekso lygio patikrinimas šitoj taryboje. Balsuokit atsakingai. Nesvarbu, jeigu jūsų balsas asmeniškai nieko nelems, prieš save rinkėjus elgsitės sąžiningai. Ačiū labai.